Taigi, galbūt jūs atsidūrite tokioje situacijoje, kur jūs puola ginklu. Šiuo metu savo rankose aš turiu guminį peilį. Bet galbūt jūs puola nudaužtų butelių arba kažkokiu smailiu daiktų. Ką jums tokiu metu reikia daryti? Yra šimtai gražių veiksmų, kaip jūs galite išmušti peilį, užlaužti ranką, bet veikiausiai to nepraktikuojant, tai jums tiesiog neveiks ir net jeigu jūs esat kovos profesionalas, turbūt jūs susipjausite rankas arba būsite padurtas ar supjaustytas. Taigi, ką daryti tokioje situacijoje, jeigu jau atsidūrėte tokioje situacijoje, kur jūs agresyviai kas nors nori pulti peiliu. Jeigu užpuoliko tikslas yra jūsų materialūs daiktai, galbūt tai piniginė, telefonas, tašė, aišku, pasverkite riziką, savo gyvybės kainą ir galbūt atiduokite jam tos daiktus ir išeikite daug maž sausas iš balos. Jeigu užpuoliko tikslas yra jūs sužaloti, ką jūs galite padaryti tada, iš esmės yra vienintelė išeitis bėgti ir kuo greičiau trauktis. Kodėl? Todėl netgi elementarioje situacijoje, jeigu aš jūs pulsiu peiliu, aš turbūt būsiu bijantis, įsitempęs, galbūt piktas, aš jūs vis tiek kaip nors supjaustysiu, nes aš tai darysiu greitai, aš turiu rankose peilį, aš esu stipresnis, aš noriu kažką padaryti. Taigi, ką jūs galite daryti, jūs galite tiesiog bėgti. Jeigu jūs turite megztuką, kai dabar turite Tanę, tai yra puikus ginklas tokioje situacijoje. Kodėl? Todėl, kad jūs jį galite užmesti užpuoliko ant galvos, išlošti laiko, galbūt aš jau ją puolu su peiliu. Aš jį turiu nusiimti, nusimesti. Taip, kad aš užtruksiu porą sekundžių ir galbūt jinai galės pabėgti. Jeigu jūs neturite megztuko, galbūt turite tašę, šiuo metu tai vėlgi bus megztukas, jūs galite ją laikyti kažkur tai per ištiestas rankas ir galbūt jeigu aš jūs puolu ir jau duriu, galbūt aš pataikysiu į tašę, galbūt jūs mesite tą tašę vėlgi į mane ir dažniausiai žmogaus refleksas aš ją gaudysiu. Ir vėlgi jūs palikote daiktus, bet pabėgote išnešite savo kailį.